Be įvarčių kol kas žvalgyba. B lyga. B lyga. Seniai, aš ant pirmų bėgių, pusantrinių bėgių žaidžiu. Mačiau E-lygos tavo status. Kaip Džamalo Moriso iš Lietkabelio. 10 taškų, 0 F-o. Labai blogai šiaip. Šie metai ne mano. Padaryk. Ne, padaryk. Sveiki atvykę. Dabar jau reikia highlighto mono. Nu, davai. Galiu... Jo. Ble, labai daug jėgos išnaudosiu, jeigu aš kiekvieną ataką tai, ble. Bet galima ir tokį. Eik, man. Dabar žiūrėk, tom neilo darysime skopą. Nu. Tipo, čia bus tas pirmas. Aš galiu prašok pro šoną. Padarom, tipo, kad aš tavo tipo crossoverį. Davai. Gerai. Į kurią pusę darysi? Į 10. Dabar su iš ten į ten. Ne, o taip, jo, ir tai. Nu, gerai. Gerai. No. Nepataikiau visai. Turėsi sumontuoti per tą, kur įkrenta. Gimine! Bled, jau aš įsijausiu, kur jau, bled, pradėsiu pavargti, na. Negalima, na. Kita pavara. Oi. -1. Akivaizdu, kad atvėsiu. Šiam godai visi kiti bairiai. Highlight machine. Tik problema, kad aš nereagavau, bet gražiai atrodė. Padarysim. Aš taip pat vieną noriu. Neleisime. Tai kaip tai? Turėjo geras būt. Čia yra 1-1 turnyro iš po krepšio. Aš savo sakiau viską iškirsiu. O tak. Bangs it in. Įsileidau į kitą. Bangs it in. Nepamenu. Nu, davai. O. Nu, davai, dar vieną. Teimekas tik apšilo. Palaik, iki 5, tai man 6. Nu, 3 šėlės įmečiau. 3 turėjau. Jo. Co? Nu tai davai, dar dėl highlighto, žiūrėk. Nu tai dėl highlightų, tai ne dėl rezultato. Mesgi čia nepažaisto, pafilmuoti, kaip suprantu, susirinkom. 3. Ant highlightų, kai darai, geriau eina, viskas įkrenta. Seni, bet Timeko tasgi. Tik aišku, nedėjimas. Ką gero. Bet čia viskas tik dėl highlighto, ne? Seni, aš tik dėl kamerų žaidžiu, na. Su bauda. Nu va, turim 4 highlights iš eilės. Čia kitos klasės. Tokia chebrytė, mūsų pirmas 1-1 turnyras tarp žymių žmonių kažkur matytų baigėsi.
Tikrai kartosim, tikrai darysim gal kokį pavaržybinį komentarą. Žalgirio arenui tu vesi renginį, kiek aš žinau, tai tik vienas žymus žmogus yra. Aš tik tai žiūrėsiu, kaip jis veda. Tai... Šią dieną M1 muzikos. Aš kai užaugsiu, noriu būti kaip Gustas. Tai va, trumpai repinam viską ir beje, neužmirškit vieno dalyko, lapkričio 23 ir lapkričio 30 du Hezi Challenger turnyrai, lapkričio 23 Vilniui, Pilaitės gimnazijoje, o lapkričio 30 Kaune krepšinio mokykloje Žalgiris. Ar ateisite į turnyrą? Taip, planuoju. Haris pasiteisinimų turi? Bus afteris. Faktas, kad bus. Tai aš jau iš vakaro lauksiu. Kaip naujausią iPhone, iš vakaro su palapinė. Super. Gerai, dėkui Hebra ir viso.